Laidą remia Fakto Auto, naujausi Hyundai crossoveriai, įvairūs modeliai kiekvieno skoniui. Laidos rėmėjas rrr.lt, raskite savo dalį. O dabar trumpai apie tai, ką tikėkimės jau visai netrukus pamatysime ir mūsų šalies gatvėse. Besibaigiant 2025-iems Volkswagen pristatė antrą populiariojo T-Roc crossoverio kartą, o patys nekantriausieji, kurie nori būti pirmieji juo išriedėję į gatves, jau gali atlikti išankstinį šio modelio užsakymą. Pradinė kaina už kukliausią Life komplektacijos T-Roc su 1,5 litro turbo benzininiu varikliu, pasiekiančiu 115 arklio galių pajėgumą ir 7 pavarų automatinę greičių dėžę, beveik 27 000 eurų. Tuo metu geriausiai aprūpintas T-Roc su Airline paketu kainuoja nuo truputį daugiau nei 35 000 eurų. Ši versija turi tokį patį 1,5 litro benzininį variklį, tačiau jo pajėgumas 150 arklio galių ir jis taip pat suporuotas su 7 pavarų automatinė greičių dėže. Kaip ir pirmieji klientai, taip ir mes laukiame galimybės išbandyti bei jums išsamiai apžvelgti šį antros kartos Volkswagen T-Roc. Kita naujiena taip pat iš Vokietijos ir taip pat crossoveris. Mercedes-Benz pristatė antros kartos GLB modelį. Pirmiausia, rinkai bus pasiūlytos tik elektravaromos šio modelio versijos. GLB 250 Plus su vienu beveik 270 arklio galių pajėgumo varikliu sukančių galinius ratus ir GLB 350 Fomatic su dviem varikliais pasiekiančiais 350 arklio galių ir visų varančių ratų pavarą. Abu modeliai turės tokius pačius 85 kWh naudingosios talpos akumuliatorius, kurie vieną įkrovą leis nuvažiuoti iki 630 km GLB 250 Plus versijai ir 610 km GLB 350 Fomatic. Gamintojas žada itin efektyvų energijos papildymą didelio galingumo greito įkrovimo stotelėse. Vėliau žadama pristatyti versiją ir su lengvąją hibridinę sistemą turinčių vidaus degimo variklių. Taip pat kaip ir pirmtakas, naujasis GLB galės būti komplektuojamas su 3 sėdynių eile, todėl viduje galės talpinti net 7 žmonės. Šio modelio kainos oficialiai kol kas dar nėra paskelbtos, o pirmieji antros kartos GLB į pardavimų salonus turėtų atvykti pirmoje 2026 metų pusėje.